Laidą pristato Auksinė mintis. Jeigu manai, kad tave žmona myli labiau už katiną, pabandyk prisisiot jai į batus. Plačiau miestelio naujienas aptars Palytikių klubas. Na, kolegė, labas. Nu, labas. Taigi vėl pirmadienis, prasideda nauja darbo savaitė. Oho, vienigi puola dabar darbas, kiti vėl nieko neveikia, taip kad nauja savaitė. Na, nieko nepadarysi. Kaip kažkada pasakė vienas išminčius, kiekvieną rytą žmonija pasidalina į dvi dalis. Į tuos, kurie eina į darbą, ir tuos, kurie lieka namuose. Nu jo, gudrus tas tavo išminčius buvo, nieko nepasakysi, bet va, tu man gal atsakytum klausimų vienu. Na, kokį klausimą? Kur geriausi dainininkai gyvena? Va, koks mano klausimas. Na, jūs, kolegė, klausite manęs apie X Faktorių, taigi atsakau. Geriausi dainininkai gyvena Panevėžyje. Atsakymas teisingas. X Faktorių laimėjo panevėžietė Giedrė Vokietytė. Klausyk, Ana lietuvė ar vokietė? O kodėl vokietė? Jos pavardė tokia. O šiaip ji lietuvė. Nu gal, dainavogi tai lietuviškai ir angliškai, tai gal ne vokietė. Žinai to, kas mane stebina? Na, kas jūs stebina, kolegė? Va, Ana laimėjo konkursų ir nepaskėla kaip kitos žvaigždės. Įdaku nori pasakyti, kad anksčiau va tokias žvaigždžių ir talentų konkursas pasirodydavo irgi panevėžiečių. Tai žinok, kai tik pranešdavo, kad iš Panevėžio, tai jau žinau, kad koks nors durnius pasirodys. O va čia tau buvo devintinės. Panevėžietė ir tą pirmų vietų laimėjo. Pagirtina. Na taip, šiuo žmogumi galime didžiuotis. Atstovėjo Panevėžio miesto garbę. Nu taip, žinoma. Ir žymiai geriau nei tas žolės choras, nei pataisos moterų kalėjimą mergiautės, bet va viena bėda. Ana nežino, kur pasirinkti dabar, darbo ar dainavimu. Na, tas tiesa. Lietuvą pakerėjusi 25 metų dainininkė prisipažįsta, kad dabar stovinti kryžkelėje. Nuo vaikystės dievinama muzika pagaliau jai atvėrė kelius į didžiąją sceną, bet neseniai apgintas veterinarijos magistro diplomas taip pat įpareigoja neapleisti įgytos gydytojos specialybės. Klausyk, gal можно ir vienas subė nebekėlės užsėsti? Ne, manau, kad ne. Nors gal ir suderinama būtų. Tai žinoma, čia va politikai tai paprasta. Ir ministrų gali būti, ir Seimo narių, kur tik nori vienu subinį, viskų gali užsėsti. O va gyvenime nelabai. Bet tikiu, kad Ana pratinga mergiotė ir pasirinks teisingai, kaip sakė Stasys Povilaitis, iš dainavimo nepragyvinsi visų gyvenimų, taigi musiau jie teks pirmą padainuoti, o patam gal jau ir pagal profesijų pasidirbėti tėvynės labai. Na, jūs ko gero, kolegė, teisi. Be to, ši jaunoji žvaigždė yra miesto patriotė. Ana, ja, taip, žinau, Ana dažnai pravažiuoja Panevėžin. Taip, ir jis su džiugesiu pasakoja, kad kiekvieną sykį eidama per miestą maloniai nustemba dėl to, kad jame vyksta visokių parodų, jos nuolat keičiasi, ji labai myli miesto teatrą ir dievina jos aktorius. Nu ja, kad va, visi panevėžiečiai būtų tokie patriotai, taigi va miestas klestėtų ir tokie klestėtų, o dabar, pažiūrėk, žinias įsijungia vien škandalai tą miestą, atsiverti laikraštį vėl kokias tai nesąmonės. Nebemyli žmonės miestą, nebemūta gyvenimo džiaugsmą, užtat ir rašo ir rodo tik apie juodus miesto reikaliukus. Ach, dėja, kolegė, bet jūs šį kartą teisi. Mažai kas bemyli savo miestą. Visi myli tik save.